Taip, tai sveiki visi, kurie domitės ne tik sveikata, bet ir kaip per sveikatą galima dar ir užsidirbti. Tai aš tikiu, kad čia susirinkę visi ir tie, kurie žiūrit gyvai ir kurie žiūrėsit įrašą, e, esat susirinkę todėl, kad jums labai svarbu ne tik holistinė saugi medicina, bet ir šalia to vis dėlto įdomu, o kaip čia galima, kaip aš parašiau, elegantiškai, inteligentiškai dar ir pritraukti pajamas. Tai pradžiai pristatysiu patį išskirtinį kompanijos naujos kartos marketingą ir greitai ir trumpai apžvelgsiu išskirtinumus ir e, kokie punktai yra, kokie atlygio taškai. Taigi šis verslo modelis yra paremtas labai paprastu principu. Vartoji pats pati ir daliniesi ir džiaugiesi. Iš tikrųjų, nesidalinti, kaip aš sakau, čia net neįmanoma. Aš kartais sakau, nusikaltimas tylėti apie produktą, kuris veikia. Ar ne? Tai apie produktą mes turime atskirus įrašus ir atskirus video. O dabar pristatau, kaip vis dėlto kompanija dosniai, iš tikrųjų labai labai dosniai atsilygina. Tai jeigu tu išliksi iki pabaigos, aš tikiu, kad tavyje pasisės sėkla ir kuri gali pakeisti iš tikrųjų tavo gyvenimą iki ir po. Jeigu tu ne tik išklausysi, bet ir dar prisitaikysi, tai aš tau kuo šiandieną su tavim pasidalinsiu. Taip, taigi einam prie to, kad pristatau naujos kartos kompaniją, Yes Global kompanija iš Malaizijos, kuriai dar tik 3 metukai pasaulinių lygių ir tik 2 metai Lietuvoje. Tai yra pradžių pradžia ir vadinasi, jūs dar galite spėti įlipti į tą pirmą traukinio vagoną, ne į paskutinį, kur senos kompanijos kviečia, taip pat geros, aš viską gerbiu, viskam leista būti, kas egzistuoja ar ne, bet kai mes renkamės kompaniją ir norim joje nepavargti, bet augti ir eiti su lengvumu, aš visuomet buvau už tai, kad lengvai daryti verslą. Moteriškai, jeigu esate čia vyrai, jūs irgi galite lengviau daryti negu įprastai, ar ne? Mes pripratę prie to stacionaraus, žemiško, tvirto verslo. Tai dabar kalbėsiu apie online verslą, kurį taip pat galima daryti ir ne vien online, kurie mėgstat gyvus kontaktus, jūs lygiai taip pat galit ir be internetinės erdvės, čia kalbu tiems, kurie bijo tų technologijų, ar ne? Vadinasi, jau susitarėm apie tai, kad galima daryti online, galima daryti gyvai. Vadinasi, vartoju pats ir pradedu džiaugtis, nes galiu tylėti, o galiu pasidalinti. Ir kas iš to nutinka, kai aš pradedu dalintis. Taigi, kuo išskirtinė Yes Global kompanija, kuri užgimė Malaizijoje? Čia yra hibridinis atlygio planas. O tai reiškia, kad kompanija turi 8 atlygio taškus, momentus, per kur mum ateina pajamos. Ir pradėsiu nuo pradžių. Yra pakvietimo bonusas. Šitą bonusą turi kiekviena kompanija. Jūs papasakot, pasidžiaugiat, pats gauti rezultatą, arba jeigu esat sveikas visiškai žmogus, stebit kitų atsiliepimus ir pasidalinat. Žinai, yra toksai produktas, beje unikalus produktas, kuris nepildo, bet įjungia jūsų organizmą ir dar iš to galima uždirbti, ar ne? Tai jūs pakviečiat susidomėjusi žmogų ir už tai jums kompanija sumoka pirmąjį pakvietimo bonusą. Čia kairėje, jeigu žiūrėtumėt. Toliau einam, yra antras bonusas, registracijos bonusas. Aš dar negirdėjau, kad būtų kurioj nors kompanijai toksai bonusas mokamas. Vien už tai, kad jūs suvedėt pirštukais klaviatūroje informaciją žmogaus. Tai užtrunka 5-7 minutės. Taip, jūs atliko darbą, kai jūs jam pasakojat, ar ne? Bet, vadinasi, už tą, ką pasakojat, jūs jau gavot pakvietimo bonusą. Už tai, kad užregistravot, jūs gavot registracijos bonusą, kuris taip pat yra nemažas, aš vėliau prie to pereisiu. Gali būti nuo euro iki 19 eurų, tik už tai, kad suvedėt. Trečias momentas yra atnaujinimo bonusas arba upgrade dar, kitaip vadinant bonusas, kai jūs ateinat su mažesniu paketu ir keliatės į aukštesnį paketą. Ketvirtas
Binarinis bonusas, va čia ir yra išskirtinumas iš kitų kompanijų. Taip, kai kurios kompanijos jau turi binarą, bet ten yra ne tik binaras, gali būti ir trinaras, ir sudėtingos sąlygos tam binarui. O čia aš jums vėliau parodysiu, kuo jisai ypatingas. Binaras tai reiškia, kai yra pora. Kiti vadina žingsniu, bet tiesiog du šalia partneriai atsistoja, nauji partneriai. Ir jeigu jie ateina su vienodu taškų kiekiu, jūs jau gaunat binarą. Penktas atlygio momentas yra mačio bonusas, matching bonusas. Atsiprašau, jeigu neteisingai ištarsiu, bet jūs mane suprasit. Ne? Tai yra, kai jūs gaunat jau pajamas nuo savo partnerių binaro, bet nuo to atlygio momento, kurį tik ką paminėjau, nuo porų, kai jūsų partneris pakviestas, pirmos eilės pakviečia po savimi du partnerius, vieną pastato į kairę, kitą į dešinę, vėliau vėlgi aš jums truputėlį išsamiau parodysiu, ir nuo to jisai gauna, beje, iš ryto, kitos dienos ryte, ne po mėnesio, ne mėnesio pradžiai, bet iš ryto jau gauna binarą. Ir nuo to pačio binaro ir jūs, kuris kažkada padarė darbą, pakvietėt savo partnerį ir jūs dar gaunat procentą. Toliau yra šeštas atlygio taškas, tai linijinis bonusas. Čia jau kaip įprastas ir senose kompanijose, seno marketingo tipo kompanijose. Tai ties šito nesustosiu. Tik tiek, kad linijinį bonusą jūs jau gaunat mėnesio pradžiai. Lyderiavimo bonusas, tai jūs kai darote rangus, už kiekvieną padarytą rangą dar gaunat atskirai papildomas pajamas. Ir aštuntas atlygio taškas, tai yra valiutos bonusas, arba galima pavadinti dar akcijos ar kitaip. Kompanija dar tiksliai neįvardino, kaip jisai vadinsis, bet ne tame esmė. Šitas bonusas įsigalioja tuo met, kai jūs kompanijoje prabūnat 3 metus ir ten kažką veikiat, ar ne? Augat, judat, kviečiat partnerius. Tai praėjus 3 metam jums įsigalioja šitas bonusas. Nors jūs įkaupėt visų tuo laiku, kuriuo jau esate visus tos 3 metus, tik tiek, kad galite naudotis po 3 metų. Tai kaip matot, yra net 8 atlygio taškai ir 3 iš jų, 1, 2 ir 3 iš karto sumokami tą patį vakarą, tą pačią dieną, tiksliau, suvedėt, padarėt ir 1, 2 ir 3 bonusą iš karto gaunat, sakykime, po minutės. 4 bonusą, binarinį bonusą, porų bonusą jūs gaunat kitos dienos ryte. O jau likusius 5, 6, 7 jūs gaunat mėnesio pradžioje, o 8, kaip ir minėjau, po 3 metų. Gerai, keliaujam toliau. Taip, čia. Dekoracijos rodiklės tik dabar man pasirodė. Taigi, ką daryti, kad pradėtumėte uždirbti? Tai pirmiausia, turit pasirinkti, su kuriuo paketu ateiti. Čia, kaip matot, yra 3 paketai. Na, gal, kad jums būtų mažiau, kad akis kryptingai. Žiūrėtų, iš karto pristatau patį efektyviausią ir patį dosniausią. Tai yra verslo rinkinys ir jis vadinasi Pionier. Jo kaina yra 936 eurai, nes vieno produkto registracijos metu kaina yra 36 eurai. Vėliau jau kaina mažėja, kai darot pakartotinius pirkimus. Tačiau už šitos 936 eurus jūs gaunat netgi 26 produktus ir 780 taškų. Na, taškai jums dabar, ypač jeigu klausot manęs pirmą kartą, galbūt jums nieko nesako, bet šiaip vienas produktas registracijos metu turi 30 taškų. Čia tiesiog bendram jūsų supratimui. Bet atkreipkite dėmesį. Na, aš tokia, kaip sakau, magiška moteris truputėlį, bet čia iš tikrųjų jokios magijos. Atkreipkite dėmesį net į skaičių. 936. Man jau tas pats skaičius netgi magiškas. Pas mane kai kurios moteris, kurios iš karto atėjo pionierius, dabar lygiai taip pat pasikviečia pionierius. Taip? Tai va tokia magija, truputėlį nukrypimas, kad nebūtų nuobodu klausytis. Einam dabar į... Taip, atsiprašau. Antras paketas yra šeimos paketas. Tiesiog savo reikmėm. Tai yra builderis. Jūs už jį mokat, vėl pasižiūrėkit, koks gražus skaičius. 432, mažėjantis, labai lengva atsiminti, 430 eurus. Jeigu jūs renkate standartinius produktus, pagrindinius standartinius auksinio trikampio ir dar moteriškas, jie kainuoja vieną kainą.
ten vyriškas ir Sonera truputėlį keliais eurais brangiau, bet labai nedaug. Taigi šitam pakete jūs gaunate 12 produktų ir 360 taškų. Na, čia jūsų šeimai. Jau jūs galite ne tik pats sveikatintis, bet ir savo šeimos narius sveikatinti. Arba pats vienas gan ilgai sveikatintis. Ir yra lyderio dar ateimo paketas, kuris kainuoja 108 eurus, gauna 3 produktus paragavimui, pabandymui. Taip. Dabar einam toliau, kas iš tikrųjų, ką kiekvienas paketas duoda ir kuo jie skiriasi. Tai verslo rinkinys Pionier, verslo paketas, jis neturi jokių ribojimų, jūs iš karto gaunat visas naudas nuo pat pirmos dienos. Šeimos paketas Builderis yra apribojimų ir lyderis taip pat turi apribojimus, kuriuos parodysiu vėliau. Tik žinoma, šeimos rinkinys turi truputėlį mažiau negu lyderio, nes lyderis, kaip sakiau, pabandyti prasitestuoti. Ir dabar čia dar kitas momentas, kur aš minėjau, kad yra upgrade'as. Yra atlygio vienas momentas, upgrade'as. Tai kai jūs pakviečiat, arba paketo pakelimas, jūs, pradžiai pats, jeigu atėjot, sakykime, lyderio, šiai dienai yra tokia situacija, kad galite skirti tik 108 eurus, ir tai yra gerai, geriau negu kad nieko. Pabandėt paragauti produktus, jie patiko, jie veiksmingi ir norit iš tikrųjų džiaugtis tais produktais. Tokiu atveju jums būtinai reikia pereiti mažiausiai į Builder paketą. Ir čia vėlgi skirtingai nuo kitų kompanijų, jums nereikia iš naujo įsipirkti viso Builderio paketo. Už 430 eurus jums tai reikia susimokėti skirtumą 324 eurus. Jūs dar gaunat papildomai 9 produktus ir jau esat, sakykime taip, vidutiniam statuse, gaunat vidutinius bonusus, ne mažiausius, ne didžiausius, bet per viduriuką. Tačiau, jeigu jūs norit pasimti visą maksimumą iš tos kompanijos, visą dosnumą, kurį jinai duoda, prie Builderių jūs tuomet dar dasimokat 504 eurus ir gaunat dar papildomai 14 produktų ir jau tampat Pionier paketu. Pionier statusą įžengėte garbingai. Vadinasi, jau viso turi 26 produktus, jeigu žiūrint nuo pradžios. Einam dabar toliau. Jeigu norit iš karto iš lyderio pabandėt, labai patiko, ar jūsų artimieji pabandė, patiko, ir nenorit žaisti su vidutiniu paketu, iš karto nusprendėt dalintis ir imti maksimum, neprarasti nei 1 euro, nei 1 euro cento, tuomet dasimokat 828 eurus, pažiūrėkit vėl kokie gražūs skaičiai atsikartojantis, ir gaunat 23 produktus ir tampat Pionier paketu. Taip, dabar dar vienas momentas. Dabar kompanija kiekvieną mėnesį daro vis kokiam nors kitam produktui akciją. Tuomet šiek tiek gali skirtis kaina, nes ten paprastai būna 2 produktai plus vienas, kaip jį įvardina, nemokamai, bet vis tiek reikia ten mokesčius sumokėti, tai simbolinė kaina už tą trečią produktą. Tada šiek tiek keliais eurais gali jūsų rinkinys būti aukštesnė kaina, tačiau jūs gausit papildomai, pavyzdžiui, jeigu įsidėsit 2 akcinius rinkinius, kaip šią mėnesį yra Sunrise'as, jeigu kovo mėnesį klausysit šitą video, tai dar yra aktualu, tuomet jūs gausit papildomai 2 Sunrise'us daugiau už mažesnę kainą. Taip, keliaujam dabar per mūsų atlygį toliau. Dabar čia yra iš karto jums paskaičiuota, jeigu jūs pakviesit, čia šiuo atveju matau net 4, sakykime taip, 8 žmonės, dabar aš labai nesmulkinu, vėliau perėsiu prie smulkesnės informacijos, pakvietėt 4 žmonės, sustatėt porom, tam yra atskiri video, kaip tai daryti, mūsų sponsoriai, jūsų sponsoris, kuris jūs čia pakvietė, jums tai paaiškins, arba aukštesnis sponsorius, ir jūs galite nuo 4 porų, arba kitaip sakant, nuo 8 pakviestų partnerių iš kompanijos jau gauti 1696 eurus, beveik 1700 eurų. Taip, čia jokiam mokesčiam negalioja, čia jau jūsų gryni pinigai. Na, aišku, jūs kiek įsivesit, kiek parodysit, nuo tos sumos galite mokėti mokesčius, bet tiek jums perveda kompanija.
Taip, nu, sutikit su manim, tai yra, nežinau, Lietuvoje koks dabar vidutinis tas atlyginimas, bet ko gero čia truputėlį nedaug jau kito vidutinio betrūksta. Taip, tik pakvietus, tik pasidžiaugus su 8 žmonėm, kuriem iš tikrųjų reikia pagalbos arba sveikatos srityje, arba jisai nori užsidirbti. Keliaujam toliau. Taip, na čia labai daug skaičių praleisim. Čia dabar parodysiu taip. Kaip mes statom partnerius? Į kairę ir į dešinę, ar ne? Taip, kad čia va tas binarinis jau yra modelis, kad mes darom, kad gauti visus atlygio taškus, dėliojam žmonės simetriškai tam, kad mums gautųsi poros. Taip, va, šitą skaidrę aš jums labai noriu parodyti, nes jinai labai išsami. Dabar mes matom čia visus 3 ateimo paketus. Jeigu pradėsim nuo dešinės, žiūrite ekraną lyderis, builderis ir kairį pusė pionierius. Ir dabar tie patys žmonės, įsivaizduokit, čia esat jūs. Tik tai dabar vizualizacija tokia. Jūs galite būti lyderių, galite būti builderių ir pionierių. Dabar parodysiu, koks skirtingas rezultatas yra nuo to, kokiam statuse jūs esat. Kokiu paketu jūs atėjot ir jeigu pasilikot, tai dabar matematiškai, kiekvieno skaičiuko aš jums neaiškinsiu tam, kad po šito mūsų susitikimo neišeitumėte ištinusią galvą pradžioje, jeigu pirmą kartą klausot. Tačiau atkreipkite dėmesį apačioje. Pačioje yra susumuoti skaičiai. Dabar jeigu jūs, imam dabar lyderį dešinėje pusėje, jūs esat lyderis ir pasikvietėt 2 pionierius, taip, pasidarėt poras, dar praėjo kažkiek laiko, pasikvietėt 2 builderius, ir 2 lyderiukus. Ir atkreipkite dėmesį, kiekvienam, čia kad jūs matytumėte aiškiau skirtumą, kiekvienam statuse lygiai tas pats. Ar jūs lyderis, ar jūs builderis, ar pionierius, bet pasikvietėt lygiai tiek pat žmonių, tokiom pačiom sąlygom, per tą patį laiką. Laikas neribotas. Beje, vieną momentą paminėsiu, kad paskui jau nepamirščiau. Išskirtinumas iš visų senos kartos, visa pagarba tinklinių marketininkų yra tai, kad čia nėra mėnesio pabaigos, kur jums kažkas tuk, jūsų sponsorius arba kažkas ten jums tuk, kaip brangioj tau kažkiek tai trūksta, kad tu padarytum kvalifikaciją, čia to nėra. Jūs darot savo tempu, vat kodėl aš ir pavadinau šitą elegantiškai, inteligentiškai, jums nereikia verstis per galvą, jums nereikia niekur skubėti, jūs neturit jokio streso, jokios įtampos, nes jums nėra paskutinės mėnesio dienos, tiesiog to nėra. Savo tempu, savo eiga, taip kaip jums komfortabilu. Planuodamas savo laiką, jums nereikia tą paskutinę dieną ar ten paskutinės 3 dienas po prakaitų, su stresu, žodžiu, kad padaryti kažkaip tą ranką. Ir dar vienas momentas yra, kad čia jūs aukštesnis sponsorius, kuris jūs pakvietė, čia jis jūs myli ir gerbė ir jis jūsų nebijo, nes kas irgi yra senos kartos marketinguose, kai apatinis jūsų pakviestas žmogus padaro tam tikrą rangą, užlipa į aukštesnį laiptelį, jisai iš jūsų atlygio atsikanda dalį, pasiema dalį ir jums jau sumažėja, jūs tada priverstas, aišku, nuo jo bėgti. Na, galima pavadinti stimulas bėgti, bet aš kaip sakau, čia jau vyriškas būdas lenktyniauti. Čia nereikia lenktyniauti. Jūs su savo malonumu, suderindamas su šeima, su savo kitais veiklom, verslais, darbais, hobiais, keliaujat, žodžiu, per šiuos atlygio taškus. Taigi dabar grįžtam prie šitos skaidrės. Dabar žiūrėkit, jūs pakvietėt skirtinguose savo statusuose, skirtinguose paketuose tiek pat žmonių. Dabar jeigu jūs esat lyderis sumoje pačioj, jūs gaunat, man tik juostelė užstoja truputėlį, taip, 485 eurai, centų neminėsiu, ten mano patinė juosta man uždengia, bet 485, taip, ir 322 jums nusėda į upgrade sąskaitą paketo pakėlimui, pat kas irgi yra labai gerai, kad kompanija padeda jums įsipirkti į aukštesnį paketą, jeigu jūs, tai dienai tiesiog negalit patapti pionieriumi ir iš karto ateiti kaip pionierius. Tuomet 320 eurai jums nusėdo į atskirą sąskaitą ir jūs vėliau jos panaudosit, galite savo dalį pridėti, dalį pasimti iš kompanijos. Taip, dabar
Jeigu jūs esat builder paketu, atėjot su builder paketu ir lygiai tiek pat žmonių pakvietėt, kaip matot, vizualiai visi simboliai yra vienodi, jūs uždirbot 717 eurų. Na, vidiniai doleriai pas mus, bet 1:1, todėl vadinu eurais. Ir 140 su centais nusėdo jūsų upgrade sąskaitą. Matot, jau netgi sudėjus suma panaši, bet iš tikrųjų jau builderis gauna daugiau. Ir dabar, jeigu jūs esat verslo paketu atėjęs, su verslo paketu ir esat pionierius ir pačioje atkreipkit suma 905 eurai 70 centų. Padarė tą patį darbą, lygiai tą patį darbą, gavot 905 eurus. Dabar netgi, atsiprašau, pabėgom, netgi jeigu jūs sudėtumėt tą, ką gavot kaip builderis arba kaip lyderis ir pridėtumėt tai, kas nusėdo upgrade'ą, jums vis tiek gautųsi skirtumas. Lyderis nuo pionierius beveik 100 eurų skiriasi, o builderis nuo pionierius beveik 50. Man atrodo, ne beveik, iš tikrųjų 50 eurų skiriasi. Tai kam prarasti tą 100 eurų, tuo labiau, kad jisai yra iššaldytas pas jūs tam toje upgrade'o sąskaitai, tai aš visuomet rekomenduočiau tapti iš karto pionierium. Tačiau, kaip matot, yra kelias nuo lyderio tapti pionieriu. Tai jūs labai aiškiai dabar matot, kodėl naudinga tapti pionierium. Kuo greičiau. Keliaujam toliau. Taip, jūs gaunat apie kitą atlygio momentą, dabar paskui kitą tašką, tai mačo bonusas, tai yra, kai jūsų komandos nariai pradeda uždirbti ir jie jau po savimi kviečia partnerius ir juos stato taip, kad gautųsi poros pagal taškus. Taip, kas tos poros, visą tai mes atskirai mokinam, turim atskirus video, bet tiesiog esmė, kad jau jūsų partneriai dirba, jie jau uždirba ir jūs nuo jo uždarbio taip pat gaunat uždarbį. Taip, bet čia tas, kurį teikrinta. Vieną jūs užregistravot gauti iš karto. Dabar jeigu įmam, jūsų partneris užregistravo partnerį, jums jau 3 gylį, jisai gavo už tai, kad užregistravo tą pačią dieną ir iš ryto gavo binarą. Ir jūs, lygiai taip pat kaip ir tas jūsų pirmos linijos partneris, iš ryto ir jūs iš ryto gavo taip pat binarą. Tai kaip pavyzdys, vakar mano partnerė registravo pionierių ir jai iš ryto, jinai jau turi kojas abidvi, jau jai taikomas binaras, jinai gavo 93 eurų su centais ir aš lygiai taip pat gavau 93 eurų su centais, todėl kad kažkada padariau darbą, kažkada pakalbėjau su ja, parodžiau jai naudas ir parodžiau, kodėl čia nuostolinga tylėti, būtent dirbant su šitą kompaniją. Gerai, einam giliau. Dabar, taip, dar apie tą patį mačo bonusas yra, dabar vėlgi, čia galiu paanalizuoti, kuo skiriasi, kai jūs esat skirtinguose paketuose, skirtingam statusui, ar ne, paketu. Jeigu jūs esat lyderių, jūs gaunat tik tai nuo 6 gylių. Jeigu builderis, jūs jau gaunat nuo 8 gylių, nuo to, ką tie gyliai uždirba. Ir jeigu jūs esat pionierius, jūs jau gaunat nuo visų 10 gylių. Todėl, vėlgi paskartoju, todėl kuo greičiau tapti pionierium, jeigu dar nesat. Jeigu negalite iš karto, vadinasi, aš jau iš karto planuoju, kaip aš ten patapsiu to pionierium. Kuo greičiau, klausiu sponsoriaus, jis man padeda ir aš tai padarau, ar ne? Dabar yra dar tam tikrie apribojimai, vėlgi pasižiūrėkim. Kad gautumėt už 4 gylį, jūs jau turit būti patapęs goldų. Goldų tai reiškia būti uždirbęs asmeniškai 2,5 tūkstančio. Tuomet jau jums atsidaro 4 gylis. Jeigu norit, kad atsidarytų 5 gylis, turit patapti platinum, 6 rubinų ir taip toliau. Bet čia, žinokit, goldų iš tikrųjų patampama daug greičiau, nereikia tiek tų gylių, aš goldų patapau, pas mane dar galvoju, ar buvo jau 2 gylis ar ne. Aš jau buvau goldas, man atrodo, dar tik 1 gylį turėjau, tik pirmos linijos partnerius, tik pati dar kviečiau. Taip, einam toliau prie kitos skaidrės. Na, čia dar yra pavyzdžiai, paskaičiavimas, nes matot, aš jūs čia procentais nelabai noriu apkrauti, matot surašytų, sustabdysit šitą video, kai klausysit
perklausysit, tada galite pasigilinti į skaičiukus. Na, kaip pavyzdys, jeigu jūsų pirma linija gavo 500 eurų iš binaro, jūs gauna 25 eurus. Antra linija, tarkim, antras gylis uždirbo 1000 eurų, jūs nuo to gavot 40. Atrodytų kaip ir nedidelis skaičiai, bet sudėkit viską į bendrą sumą ir jau susidarys solidi suma. Tuo labiau nepamirškit, kad čia ne vienintelis. Čia aš dabar, kaip matot, kairė pusė, čia yra tik 5 atlygio taškas. Tai vat, iš visų taškų, kai susideda tie, kai kur dideli atlygio skaičiai, kai kur mažesni, patikėkit, tikrai susidaro solidi suma. Gerai, einam dabar toliau. Dabar čia irgi 6 labai įdomus ir labai vertingas atlygio momentas. Pakartotiniai pirkimai, mes taip vadinam, per mėnesį. Jeigu jūs jau turit komandą, jūs to neprivalo daryti, bet jeigu jūs jau turit komandą, kviečiat žmonės ir per mėnesį, tuomet jums yra tokia kaip ir sąlyga, kad gautumėt nuo komandos narių, čia tik šitam atlygio momentui, kitiem yra šitas negalioja, čia būtent šitam atlygio taškui. Jūs turit nusipirkti vieną produktą, tik tai. Produktas įprastai turi 16 taškų, tik tai Probio C turi 10. Na, tuomet, jeigu norit Probio C, tada jums reiktų juos pasiimti 2 į krepšelį. Ir turit turėti jau kairė ir dešinė, turit statyti pagal tą binarą žmonės. Ne tai, kad į vieną koją, dar vieną momentą prisiminiau, kuo skiriasi šitoj kompanijai nuo kitų kompanijų. Vėlgi skirtinumo taškas. Kad čia tas žmogus, kuris jūs pakvietė, jis kartais gal nori, nenori, aš net pajuokausiu, jis gali jūsų pykti, bet jisai jums padės, ne visuomet, bet jeigu jūs esat jo trumpesniai kojoj, tam, kuris pakvietė, jam vis tiek naudingiausia, kad jis gautų binarą, jis stato ten žmogų, kur mažiau taškų, kur ta vadinama trumpesnė koja binarinė. Ir jisai jum kabina žmogeliukus, įsivaizduokit, jisai jum jau formuoja vieną koją, bet įsivaizduokit, čia apie binarą kalbu, tas naujos kartos ypatumas binaras, viena koja, kita koja. Ir jeigu šitą jau pakankamai, jums sponsorius, pavyzdžiui, pastatė vieną koją, ten prirašė žmogeliukų, jūs tada kabinate į kitą koją. Ir jau iš karto gaunat binarą. Tik tai vėliau jau, kad gauti nuo pakartotinių pirkimų, jau jūs tada yra tokia sąlyga, kad jūs ir vienoje ir kitoje koje turite turėti po 5 partnerius, čia jeigu norit gauti maksimum. Bet jeigu tik dėl gylių, tai užtenka vienoje kojoje vienas asmenis, kitoje kojoje vienas jūsų asmenis žmogeliukas. Ir jūs jau gaunat būtent iš šito atlygio nuo pakartotinių pirkimų. Dabar nuo pirmo gylio jūs gaunat kaip ir nedaug 10%. Tačiau jeigu ten yra daugiau žmonių, suma susidaro nemaža. Nuo antro gylio gaunat 15%, nuo trečio netgi 20%. Tai štai kodėl naudinga kompanija taip sugalvojus, kad jūs būtumėt suinteresuotas padėti savo žmonėms, kad tie, kuriuos pakvietėt į savo pirmą liniją, padėti jiems pasikviesti jų partnerius ir pamokinti, kad jie taip pat pakviestų savo pakviestiem partneriam padėtų pakviesti kitus į gylę, ar ne? Ir matot, taip tuomet einam gilin ir tas pakartotinis pirkimas jums duoda tikrai didelės pajamas. Dabar tik tai apie skirtumus. Kai jūs esat lyderis ir pionierius, atkreipkite dėmesį, kairėje pusė lyderis. Matot, jūs galite tik tai iki 6 gylio gauti nuo pakartotinių pirkimų. Jeigu builderis net 8, ir pionierius be apribojimų. Tu čia pirmai berods minėjau, ar ne? Ar ten jau gal kitas buvo. Tai bet kokiu atveju jūs jau, kai kviesit žmonės, jums kaupsis pinigai, jūs jau turėsit ir vidinių uždirbtų pinigų ir aš net nebejoju, kad jūs labai greitai kelsit savo paketus iš lyderio į builderį ir į pionierių. Keliaujam toliau. Na, čia yra dar paskaičiuota, galėsit asmeniškai sustot, paskui pasižiūrėti, pagrįžę, kiek sumos gaunasi pinigais. Nenoriu ilgai varginti, tai keliaujam mes prie kitos skaidrės. Dabar dar vienas bonusas, tai yra už rangus. Jau dabar jums rodau 7, 8, žodžiu, bonusą.
Kai jūs asmeniškai uždirbat 2,5 tūkstančio, jūs asmeniškai, ne tai, kad jūs perkat už 2,5 tūkstančio, bet tai, kad jūs pakviečiat partnerius, tai, kad jūsų partneriai kviečia partnerius, čia jau susideda visi atlygio taškai, beveik visi. Ir va taip, jūs su grupe ir pats asmeniškai, beje, jūs kaip pats perkat, va čia irgi svarbus momentas, kompanija neskatina, neverčia jūsų pirkti, nes jūs pats nuo savo pirkimo jums nemoka, jums moka nuo grupės, ar ne? Tai jūs čia neturite to priversto momento, kad užsipirkti, nes mano to mokės, ne. Jums čia esmė mokėjimo yra nuo to, kad jūs padedat komandą ir kuriat komandą. Čia jūs nepriversti pirkti. Va čia tas pats labai geras momentas, kaip ir nėra mėnesio pabaigos, taip ir nėra priverstinių pirkimų. Jeigu turit komandą, tik tai vienas produktas per mėnesį. Viskas. Taip, už 30 eurų. Nu, tikrai nėra dideli pinigai. Ja. Dabar taip, žiūrim į rangus. Taigi, grįžtam prie to, kad uždirbot asmeniškai 2,5 tūkstančio ir tuo metu jūs patampat goldu, kad rangai yra kairėje pusė ir gaunat premiją. Na, sakykime, jinai atrodytų mažutė. 50 eurų. Tačiau jūs jau galite nusipirkti vieną iš produktų ir pagrindinių produktų ir dar įsidėti probioco. Vadinasi, jums išeina jau 2 produktai, kompanija jums jau padovanojo. Ir 50 eurų nusėda į jūsų sąskaitą, kurie jūs galėsit naudotis po 3 metų. Va čia tas investicijos ar, na kaip pavadinsim, čia nesmė. Tai, kad tie pinigai jau be jūsų pastangų uždirbinės pinigus. Taip? Tai va šitą atlygio momentą kompanija paaiškins truputėlį išsamiau atskirai, kai tai įsigalios. Nes dar mes Lietuvoje nesam 3 metus, dar tik 2 metai Lietuvoje. Taip, dabar kitas rangas. Jūs dar papildomai uždirbo 2,5 tūkstančio ir gaunasi, kad jūs jau viso uždirbot 5 tūkstančius eurų ir patampat Gold Star. Auksinė žvaigždė. Tuomet kompanija jums sumoka 100 ir dar 100 nusėda jūsų tą, na, pavadinkim investicijom, nes tai jums uždirbs jau pasyvias pajamas. Ir toliau einam per rangus. Platinum Star, jūs tampat, kai uždirbat asmeniškai 7,5, gaunat 150 ir 150 jums kaupėsi. Platinum Star uždirba 10 tūkstančių, jau gauna 250. Ruby, kai pasiekėt 15 tūkstančių, paskui kuo aukštesni rangai truputėlį didėja tarpai tarp uždarbių. Ruby Star 20 tūkstančių, Safiras 30 tūkstančių, Safiras Star 40, Emeraldas 50, Emerald Star 75 ir Deimantas 100 tūkstančių. Aš kiek žinau, mūsų viena iš sponsorių jau yra arba labai netoli Deimanto, gal ir padarius, reiktų paklausti, bet žinau, kad jie tikrai labai nedaug trūko iki to Deimanto. Tai kaip matot, 100 tūkstančių yra tikrai solidi suma ir per 2 metus tai padaryti, na, aš suprantu, kad galima, bet, na, kiekvienas savo atsakykit, ar galit savo darbe, va dabar, ten, kur esat, ar galit per 2 metus uždirbti 100 tūkstančių. Ir dabar pažiūrėkim, kai jūs esate Deimantas, jau iš karto galutinį žiūriu, jūs gaunat premiją 1500 ir 1500 nusėda į jūsų ten tą kitą, na, sakykime, valiutos ar investicijų sąskaitą. Ir šitie bonusai kaupėsi ir jeigu bendrai pasižiūrėtumėm, tai jūs bendrai gautumėt 5350 ir tiek pat būtų jūsų, na, investicijų fonde. Ir jeigu žiūrėtumėt į dešinį stulpelį, ten net išsamiai paaiškinta, kaip tie skaičiai gaunasi. Čia yra procentai nuo jūsų uždarbio. Tai brangiai, tai va, tai pas mus jau yra Lietuvoje iki Emerald Star ir greitai bus Deimantas. Jeigu nebent aš jau pražiopsojau, gal jau ir yra. Taip, tai vadinasi, tai tikrai įmanoma. Ir ką aš galiu dar šitoj skaidrėje sustojant pasakyti šiai minutėje, va dabar, kai aš vedu šitą įrašą, šitą video, jums pristatinėjau, tai aš esu Platinum Star ir aš tai padariau, na, einu dabar jau link rubio, aš tai padariau be žaisdama.
Nes aš žinau, kad visuomet sakydavau, nu taip pat man iš vidaus jaučiasi, moteris nesutverta saugiam darbui, taip dirbti reikia, žingsnius daryti reikia, bet nu, kodėl aš pavyzdžiui, noriu dirbti iš namų, aš noriu planuoti savo laiką, aš noriu turėti pasirinkimuose laisvę. Taip, ne kad man duotų kažkas užduotis, ar ten tu būtinai turi šiandien tą ir tą padaryti. Ne, kad aš pati susiplanuočiau savo darbo dieną. Taip. Tai tas man tai yra labai svarbu. Kas jums svarbu? Jūs galite dirbti savo darbę ir tai gali būti šalia. Taip, tas 10 tūkstančių, nusakykim, salginai nėra didelė suma, bet aš tai padariau be žaisdama, be dirbdama savo pagrindinį darbą šalia jo. Įsivaizduokit, tai irgi nėra blogai. Taip, per 1,5 metų. Mažiau netgi negu per 1,5 metų. Ir plus dar 2 kelionės ir, na, manau, kad ir 3 išvyksiu. Ar ne? Tai va, kelionių vertę irgi reikėtų įsivertinti, nes kelionės, na, tikrai vertingos. Žinau, kad merginos jau buvo Malazijoje, aš galbūt papulsiu dabar į Malaziją, bet jau buvau Dubajuje, jau buvau Romoje. Ar ne? Ir tos 2 kelionės tai buvo netgi per mėnesį laiko. Įsivaizduokit, aš pernai 25 metais vasarį skridau į Dubajų ir galvoju, kovo pabaigoje ir balandžio pradžioje mes jau vykom į Romą. Kad kompanija labai motyvuoja iš tikrųjų savo tuos žmonės, kurie ne tik patys džiaugiasi, kad susitvarkė, susigrąžino, sustiprino sveikatą savo ir artimiesiems, bet ir skleidžia šitą žinutę. Tai, kaip aš sakau, nusikaltimas tylėti ir nepasiimti tai, ką kompanija, jūs ne iš žmonių tai imat, jums kompanija sumoka. Taip, už tai, kad jūs padedat kitiem. Tai tikrai yra nuostabus dalykas. Taip, dabar, na ką, brangieji, kaip ir taip pat trumpai apžvelgiau. Produktai kokybiški, veikiantis, kalba patys su save, išskirtiniai. Taip, apie produktus mes turim atskirus video. Turim visus mokymus, kaip pateikti gražiai, elegantiškai, be spaudimo. Taip, bet jau čia tik registruotiem partneriam. Taigi, ačiū Jums už tai, kad buvote, kad skirite laiką savo, nes savo informaciją pasiėmėt. Kreipkitės į tuos, kas Jūs pakvietė ir jie atsakys į Jūsų klausimus. Taip, gerai, tuomet. Iki kito susitikimo. Mhm.